Labas, mano vardas Dana ir šiandien rubrikoje Pakalbink kolegę noriu pakalbinti savo kolegę pedikiūro meistrę Zizi Pro Pedicure. Sveiki. Labas. Tai Žydrūnė, papasakok mums, nuo kogi prasidėjo tavo karjera? Nuo ko prasidėjo mano karjera? Mano karjera prasidėjo nuo pokalbių su tavim. Šitą mintį ir norą, ir svajonę, kaip pasakyti, vis turėjau ilgai viduj, galvoj, nešiojau, bet nedrįsau jos išpildyti. Nežinau, per kažkurį appointmentą pasipasakau tau. Nagus kaip tvarkiausi. Ką tu man pasipasakai? Kad norėčiau. Nesakyk užuomenų. Žodžiu, kad norėčiau turėti reikalų su pedikiūrais. Ir pokalbis iš po pokalbio, mes kažkaip nusprendėm, kad laikas varyti mokintis turbūt, ne? Taip, ir aš pamenu, kai jinai jau užsiregistravo į mokymus ir važiavo jau pakeliu į link mokymų, jinai prašė vyro 2 ar 3 kartus apsisukti, nes jinai labai pergyveno, jai atrodė, kad jinai yra per sena, kad jinai nieko nežino, kad dar milijonas priežasčių. Tai kaip iš tikrųjų baimė stabdo žmonės siekti savo tikslų, nes iš tikrųjų dabar mes galiu pasigirti, nes mes su Žydre jau dirbam 4 metus kartu ir aš matau, kaip jinai auga, kaip jai sekasi ir kaip tos baimės iš tikrųjų pakiša koją. Jeigu pavyzdžiui, atsukus laiką atgal, kur tu dabar esi ir kur tu buvai, ką tu savo pasakytum tada? Tada ką? Jeigu su dabartiniam savo mintim, ką aš turiu galvoje, tai kvaila buvau, supranti, kad save stabdžiau ir su to aš dar biškai grįšiu atgal į tavo pasakojimą, kaip aš vyrui važiuojant jau į tos mokslus, aš vyrui liepiau sustoti ir aš sakiau, sukamės atgal, nes mane pradėjo pykinti, man pradėjo darytis blogą, aš prisigalvojau savo milijoną ligų, kad man tik tai nevažiuoti tenais. Bet kokios tos mintis buvo? Kas būtent tave taip stabdė? Supranti, kaip viskas buvo tame, kad aš galvojau, kad aš kažką ne taip padarysiu ir kad aš negalėsiu atsiminti, supranti, ką man sakys. Taip ir buvo, supranti, aš atvažiavau į tos mokymus, aš žiūriu į tą dėstytoją, jinai ten man pasakoja, aš karpau tam savo akim ir aš nesuprantu, ką jinai man sako, supranti. Aš tik tai, kaip važiavau namo, kaip važiavau jau po visko, ne, jau man ten viskas nukrito, jau nežinau, praėjo tas visas blogumas, aš tada tik pradėjau prisiminti ir viską atgaminti ir kad viską susidėti į savo galvą, aš dar 3 kartus ar 4 perskaičiau tą teoriją, kurią jinai man visą davė. Ir tu turbūt prisimeni mano pirmą tą vizitą, mano pirmos klientės, mano tą pirmą Visiems nebūna lengva. Ne, kaip aš kalbėjau ir pasakojau jai beleką, nes aš nežinojau, ką man daryti ir aš žinojau, kad aš užtruksiu su ją ilgai ir aš iš tos baimės jai numaliau beleką, tik tai supranti, kad čia stresas, jo, nes dažniausiai mes iš streso kalbam, pavyzdžiui, pas mane yra tokia kvaila, kaip privaička, kvaila įda. Žodžiu, jeigu aš stresuoju, aš pradedu kalbėti visiškai nesąmonės, ta prasme, vietoj to, kad patylėt, aš pradedu kalbėti. Ir jeigu aš pradedu kalbėti, tai kalbu dažniausiai žiaurias nesąmonės. Aš kalbu labai greitai. Jinai kalba labai greitai. Užtat dabar, kadangi jau įgūdus, turi daug patirties ir žinių bagažą, tai dabar su klientas jinai sėdi ir tyli. Ji nieko nepasakoja, nes nestresuoja. Aš susikaupiu ties problemą, ties savo darbų. Susikoncentruoju, aš matau savo tikslą ir aš einu link to. Ir kad man ten, žinai, išsipasakot pusę gyvenimo ir paskui žiūrėt, kad jau beleką čia prisidarei, tai, žinai, ne man. Tai labiau apie kokybę negu apie... Aš labiau apie kokybę, žinai. Kas tau labiausiai patinka? Lakavimas, problematiniai pedikiūrai, gal tiesiog pasėdėti ir nedirbti? Lakavimas man yra nuobodu, žinok. Aš labiau mėgstu krapštytis, aš toksai krapštalas, žinai, man labiau patinka, kada ateina jau žmogus su pažeistais tais nagais, supranti, ir kad jau čia jau aš jau rankom trinu, žinai, kad aš jau turėsiu ką veikti ir kada tu kiekvieną kartą su kiekvienu vizitu to žmogaus tu matai pagerėjimą ir kokybišką nago augimą ir kad tave klauso, nes dauguma klientų kokį 80, žinok, kokį 90% negirdi, ką tu jiems sakai. Nes jie atėjo, 5 metus pravaikščio su pažeistu nagu, atėjo, pasidarė, išsivalė, susitvarkė
po mėnesio jie nori rezultato, ateina ir Taip, sako, taip, man, nu tai čia aš lašinau tos ten vaistukus, lašiukus ir man niekas čia nepadeda, supranti. Nes visiems reikia čia dabar ir Jo, greitai. čia ir dabar, o tai, kad 5 metus tu kaupiai tą problemą ir nori dabar per vieną vizitą viską sutvarkyti. Taip. Ir atrodo, pirmo vizito metu tu pasakai, kad, nu, tas užtruks laiko, nes, nu, visų pirma, ir nagas netaip greitai auga, ir problema jau įsisenėjus ir visa kita, ir vis tiek, ai, man nepadeda. Taip.